Pirmiausia, Lenkijos atstovai planavo, kad iš Lietuvos galėtų persikelti mažiausiai 500 000 žmonių. Przede wszystkim strona polska planowała, że z Litwy może wyjechać około minimum 500 000 osób. Tai jie vertino, kad gali išvažiuoti Lenkai ir Žydai, nepaisant įrašų dokumentuose ar apskritai tų dokumentų buvimo. Więc strona polska uwzględniała to, że mogą wyjechać Polacy i Żydzi niezależnie od wpisu w dowodzie, w dokumencie. Taip pat planavo, kad į tą kategoriją turėtų įeiti Lietuvos karaimai ir totoriai. Także strona polska planowała, że do tej kategorii można zaliczyć Karaimów i Tatarów litewskich. Taip pat, kad išvažiuotų ir Lenkai iš Latvijos ir Estijos. Oraz, że wyjadą Polacy z Łotwy i z Estonii. Realiai tai reikštų visų, tai yra 100% rytų ir pietryčių Lietuvos perkėlimą. W rzeczywistości oznaczało to całkowite przesiedlenie mieszkańców Litwy wschodniej i południowo-wschodniej. Nes būtent Vilniuje ir aplink esančiose apskrityse 44 pabaigoje, 45 metų pradžioj gyveno apie 500 000 žmonių. Dlatego, że w Wilnie i w okręgu wileńskim w końcu roku 1944, na początku 1945 mieszkało około 500 000 osób. Lietuvių atstovų planuose buvo 200–250 tūkstančių asmenų perkėlimas. Natomiast w planach Litwinów było przesiedlenie 200–250 tysięcy osób. Todėl jie visą procesą vertino grinai pagal repatriacinę sutartį ir reikalavo dokumentais įrodyti savo buvusią pilietybę ir tautybę. Dlatego oni uwzględniali cały proces tylko w ramach umowy repatriacyjnej i żądali udowodnienia swojego obywatelstwa i narodowości przez wpis w dokumencie. Didelę įtaką pačio proceso dinamikai turėjo ne tik objektyvūs veiksniai, tai yra tebevykstantis karas, tinkamų kadrų procesui vykdyti trūkumas, transporto priemonių trūkumas. Duży wpływ na przebieg tego procesu miały warunki wojenne, brak też pojazdów, brak innych elementów. Bet nemažesnę reikšmę turėjo ir gyventojų motyvacija. Ale też duże znaczenie miała motywacja mieszkańców. Laukdami, kad čia bus atkurtos Lenkijos buvusios sienos, gyventojai laukdami, kad rytų ir pietryčių Lietuvoje bus atkurtos ikikarinės Lenkijos sienos, boikotavo persikėlimą. Mieszkańcy, niektórzy oczekiwali, że zostaną otworzone granice przedwojenne i bojkotowali przesiedlenie. Tokią jų poziciją rėmė dar tuo metu veikiantis Lenkų ginkluotas pogrindis ir didelį autoritetą turėję Lenkų dvasininkai. Na taką postawę ogromny wpływ mieli przedstawiciele podziemia, działającego podziemia i duchowieństwo polskie. Nes buvo tokia pozicija, jokių būdų nesikelti ir pasilikti čia. Ponieważ ich postawa była taka, że w żaden sposób nie opuszczamy tych ziem, pozostajemy tutaj. Tačiau sovietinio saugumo veiksmai yra likviduoti greitai Lenkų pogrindį, areštuoti aktyvesnius su pogrindžiu susijusius narius, lėmė, kad tokia boikoto pozycja było palaužta. Jednak działania Sowietów ukierunkowane na likwidację podziemia polskiego i inne działania wpłynęły na to, że taka postawa się zmieniła. Ir kiekybiškai žiūrint, tai 45 metais, kuomet važiavo Vilniaus miesto gyventojai į Lenkiją, persikėlė daugiau kaip 73 tūkstančiai asmenų. W roku 1945 do Polski przesiedlono około 73 tysięcy. 46 apie 100 tūkstančių. W roku 1946 około 100 tysięcy. Ir iš antrojo etapo intensyviausiai vyko 57–58 metais. Natomiast najbardziej intensywnie te procesy się odbywały na przełomie lat 57–58 podczas drugiego etapu.
nes iš tų 50 tūkstančių visų persikėlusių tais metais persikėlė 35 tūkstančiai. Więc wówczas tej liczby 50 000 do Polski przesiedlono 35 000. Ir dabar trumpai apie pasekmes Lietuvai ir pačiai Lenkų bendruomeniai. Natomiast teraz pokrótce o skutkach dla Litwy i dla społeczności polskiej. Ypač pirmojo proceso etapas turėjo ilgalaikės neįgiamas pasekmes tiek Lietuvai, tiek pačiai Lenkų bendruomeniai. Zwłaszcza pierwszy etap repatriacji miał skutki dla Litwy i dla społeczności polskiej. Tuo metu, kaip minėjau, išvyko 180–190 tūkstančių asmenų ir labai ištuštėjo Vilnius ir šalia buvusios apskritys. Wówczas wyjechało około 180–190 tysięcy i liczba mieszkańców Wilna bardzo się zmniejszyła i mieszkańców Wilczyzny. Tačiau vidinės Respublikos galimybės apgyvendinti šį regioną nebuvo išnaudotos. Ale takie wewnętrzne możliwości zasiedlenia tego regionu nie były wykorzystane. Ir išvykusių Lenkų vietą didžia dalimi užėmė atvykėliai iš kitų sovietinių respublikų. I miejsce osób, które opuściły tę ziemię, zajęli przybysze z innych republik sowieckich. Praktiškai per 45–46 metus Vilniuje įsikūrė 100 tūkstančių naujų gyventojų. W latach 1945–46 do Wilna przybyło około 100 000 nowych mieszkańców. Ir tarp kurių buvo daugiausia rusai, baltarusiai, ukrainiečiai. Wśród nich najwięcej było Rosjan, Białorusinów, Ukraińców. Ir būtent su jų atvykimu prasidėjo regiono slavizacijos ir sovietizacijos intensyvus procesas. I właśnie wraz z ich przybyciem odbył się intensywny proces slawizacji i sowietyzacji. Nes sovietinė valdžia juos vertino kaip patikimus piliečius ir jais pasitikėjo. A ponieważ władze sowieckie odbierały ich jako obywateli pewnych i darzyły ich zaufaniem. Praktiškai jie užėmė visus svarbiausius ūkinius, administracinius, partinius postus rytų ir pietryčių Lietuvoje. A praktycznie wszystkie stanowiska, wszystkie urzędy na Litwie Wschodniej i Południowo-Wschodniej zostały zajęte przez te osoby. Lenkijos mokslininkai dažnai akcentuoja, kad lietuviai siekia dekolonizuoti Vilnių ir vykdė sparčią Vilniaus miesto lituanizaciją. Naukowcy polscy podkreślają często, że Litwini dążyli do zdobycia Wilna i do depolonizacji miasta. Iš tiesų Vilniaus miesto lietuvėjimas vyko labai palengva ir dėl bendrų raidos tendencijų. Natomiast w rzeczywistości lituanizacja miasta Wilna odbywała się bardzo powoli i wynikało to z takich ogólnych tendencji. Pirmiausia, lietuvius čia traukė miesto statusas, tai yra vis dėlto Respublikos sostinė. Litwinów Wilno pociągało jako stolica Republiki. Geresnės ekonominės, socialinės perspektyvos, aukštųjų mokyklų koncentracija, pagaliau subjektyvios asmeninės priežastys, dėl kurių nemažai lietuvių norėjo ištirpti kabutėse daugiatūkstantinėme mieste. No i też koncentracja różnego rodzaju instytucji, wyższych szkół, ale też bardzo subiektywne przyczyny, takie jak to, że niektórzy chcieli się wtopić w dużej ilości ludzi. Reikia prisiminti, kad prasidėjus kolektyvizacijai žmonės išsigelbėjimo nuo kolūkių matė būtent mieste, tai yra Vilniuje. Ponieważ gdy się zaczęła kolektywizacja, to niektórzy ratunek widzieli w dużym mieście i przesiedlali się do Wilna. Tačiau skaudžiausios to viso proceso pasekmės buvo Lenkų bendruomeniai. Jednak najbardziej bolesne skutki tych procesów odczuła społeczność polska. Nes procesas suardė ikitolinę bendruomenės struktūrą, praktiškai eliminavo inteligentiją ir paliko tik darbininkų ir žemdirbių socialinės grupės. Ponieważ w wyniku tego procesu społeczność polska została pozbawiona inteligencji, pozostali tutaj tylko robotnicy i inni przedstawiciele niższych warstw. Būtent teigiamas pasekmės labai gerai matyti per Lenkų kultūros ir švietimo raidą sovietmečiu. Właśnie te negatywne skutki bardzo dobrze widać na przykładzie rozwoju
kultury polskiej w okresie sowieckim. Kai Lietuvoje neliko Lenkų kultūros skatintojų ir puoselėtojų, visame Lenkų gyvenime susidarė vakuumas. Gdy na Litwie nie pozostało przedstawicieli, działaczy kultury, powstała taka pustka na tej przestrzeni. Nes, pavyzdžiui, Lenkų mokyklos negalėjo veikti dėl to, kad nebuvo kam dirbti jose, nebuvo Lenkų mokytojų. A szkoły polskie nie mogły funkcjonować dlatego, że nie było nauczycieli. Pavyzdžiui, apie jų Lenkų mokytojų išsilavinimą 6-ojo dešimtmečio antroji pusėje iliustruotų tokie duomenys. Jeśli chodzi o wykształcenie, poziom kształcenia nauczycieli w szkołach polskich, o tym poziomie świadczą dane z połowy lat 50. Lenkų mokyklose buvo maždaug 550 mokytojų ir iš jų aukštąjį išsilavinimą turėjo tik 14, nebaigta aukštąjį 44, viduriniai apie 200, o nebaigto vidurinio neturėjo, nebaigtą vidurinį turėjo apie 175 mokytojus. W szkołach pracowało 550 nauczycieli, tylko 14 nauczycieli miało ukończone studia wyższe, 44 nauczycieli miało ukończone niepełne studia wyższe, 200 nauczycieli miało wykształcenie średnie, a 175 niepełne średnie. Žemesnis švietimo lygis, lietuvių kalbos statuso menkumas ir lietuvių kalbos ignoravimas ilgesnėje perspektyvoje lėmė, kad Lenkų gyventojai buvo prasčiau išsilavinę negu kitų etninių grupių atstovai. Ignorowanie nauki języka litewskiego spowodowało, że przedstawiciele społeczności polskiej byli gorzej wykształceni niż przedstawiciele innych narodowości. Nes nemokėdami lietuvių kalbos jie negalėjo studijuoti Lietuvos aukštosiose ar specialiosiose vidurinėse mokyklose, kur mokslas vyko lietuvių kalba. Ponieważ nie znając języka, oni nie mogli studiować na uczelniach wyższych, w uczelniach zawodowych, szkołach średnich. Ir palyginimui pasakysiu apie tokius iškalbingus duomenys iš 59 metų gyventojų surašymo. I dla porównania podam Państwu przykłady dane spisu ludności 1959 roku. Lenkų bendruomenė tuo metu sudarė maždaug 230 tūkstančių asmenų, tarp kurių aukštą ir nebaigtą aukštą išsilavinimą turėjo tik 1400, o vidurinį apie 6000 asmenų. Społeczność polska liczyła 230 000 osób. 1400 osób miało wykształcenie wyższe lub niedokończone wyższe i 6000 osób miało wykształcenie średnie. O, pavyzdžiui, rusų bendruomenė analogiška pagal kiekybinę išraišką turėjo su aukštuoju išsilavinusių žmonių daugiau kaip 8000, o vidurinį ir spec vidurinį turėjo maždaug 30 000 žmonių. Dla porównania możemy przytoczyć przykład społeczności rosyjskiej, gdzie 8000 osób miało wykształcenie wyższe, natomiast około 30 000 miało niepełne wyższe albo zawodowe. Nes be išsilavinimo Lenkų gyventojai negalėjo užimti aukštesnių postų, turėjo tenkintis mažiau apmokamomis pareigomis ir jų materialinė padėtis dėl to buvo prastesnė. Ze względu na luki w wykształceniu Polacy nie mogli pełnić pewnych funkcji, zajmować pewnych urzędów i ich sytuacja finansowa też była gorsza. Ir antrasis migracijos procesas dar tik pagilino tas neįgiamas pasiekmes. Drugi etap migracji tylko pogłębił te skutki negatywne. Nes į Lenkiją persikėlė pirmiausia išsilavinę žmonės ir jaunimas. Ponieważ do Polski wyjechały przede wszystkim osoby wykształcone i młodzież. Ir nesvarbu, kiek metų tie žmonės pragyveno Lenkijoje, kai kurie jų vis dėlto jautėsi svetimi toje naujoje gyvenamoje aplinkoje, apgailestavo netekę namų, draugų, pažįstamų ir su nostalgija prisiminė savo gimtinę. Niezależnie od tego, ile lat mieszkali ci ludzie w Polsce, którzy wyjechali,
Jednak oni czuli się tam jako obcy i z tęsknotą przypominali ojczyznę, krewnych, rodziny. Viename laiške į Vilnių buvo rašoma nostalgija tai liga, kuria serga visi Vilniečiai. W jednym z listów pisano, że nostalgia jest chorobą, na którą chorują wszyscy Wilnianie. Ir matyt, tas pats jausmas dar yra išlikęs iki šių dienų. I zapewne to uczucie zachowało się do dzisiaj. Nes dažnai matome Vilniuje turistus, vyresnio amžiaus, kurie lanko savo jaunystės vietas Vilniuje, kažkokius tai brangius prisiminimus stengiasi prikelti ir tokiu būdu susijungti su savo gimtine. Ponieważ bardzo często w Wilnie widzimy turystów z Polski, którzy to są ludzie w takim wieku zaawansowanym, którzy odwiedzają te miejsca, którzy próbują odrodzić wspomnienia i przypomnieć w ten sposób swoją ojczyznę. Ačiū už dėmesį. Dziękuję za uwagę.